Truputėlį irgi šiandien bežiūrint, sakau, patikrinsiu, kokia yra kaina rinkoje. Ir dabar pas ją taip tapukus pasiėmiau, dabar kaip pavyzdys, tai rinkos kaina yra 18 eurų. Irgi visi yra rankų darbo, visi labai yra panašus. 18 eurų. 21 euras ir iš tikrųjų čia daug gražesni. Daug gražesni, šitie gražus tikrai, fainai ir labai, visi savotiškai panašus, bet yra 21 euras. Čia jau kaina yra atitinka realybę, atmetus visus kitus darbo ir kiek laiko įdedama, tai kaina, praktiškai žmogus savo užsidirba minimumą atlyginimą. Tai iš to jau, jeigu ir to reikia dar paskaičiuoti, kiek reikia jų parduoti per mėnesį, įsivaizduojat, 16 eurų. Toliau 17 eurų, čia 3 eurai. Arba buvo išpardavimas, arba masinės kiniškos gamybos. Tai va, megzti batukai, bet 3 eurai. Čia buvo, galvojau, wow. Paskaičiavus, kad jeigu norėtų žmogus gauti atlyginimą, sakykime, 700 eurų į rankas, apie 1100 turi būti, apie 1100 su visais mokesčiais